Sveiki, įpusėjus savaitę nusprendžiau sukurti kažką įdomesnio. Mes mokame iš tikrųjų daug dalykų, taigi nusprendžiau šioje pamokoje juos sujungti. Ką aš dabar sujungsiu? Mes mokam matematinius veiksmus, ar ne? Kadangi mes juos mokam, aš juos panaudosiu. Mes mokam ne tik sjautą, bet ir syną. Syną, net nežinau kaip sakyti. Mes įmokam, tai reiškia įvesti į kompiuterį, ne? Ir mes pritoje pamokoje išmokom while ciklą. Taigi, while ciklas, įvestis ir matematiniai veiksmai. Visą tai sujungiam ir pagaminam mūsų pirmą programą. Taigi, judam prie darbo. Gerai, galim pradėti nuo mūsų kintamo susikūrimo. Pavadinkime jį C ir jam priskirkime, sakykime, vienetą, ne nulio vienetą. Skaičiuokime nuo vieneto, ne nuo nulio. Gerai, toliau kūrime while ciklą. Ir while ciklę mes pasirašykime, kokius 5 kartų, sakykime, ar ne? Taigi mūsų C bus mažiau arba lygu 5. Ir kol tai bus daugiau už 5, mes kartuosime mūsų kažką. Dabar ką mes kartuosime? Galime dabar kol kas sjautą pasirašyti, kaip pavyzdį pasižiūrėti, ar viskas veikia. Ir mums reikia C lygu C plus 1. Bet yra šitos eilutės pakaitalas. Mes išmokome prie toje pamokoje, kad, sakykime, 100 jautų sukišti į tokią mažą programėlę, kitaip sakant, į vieną ciklą. Lygiai taip pat galime sutrumpinti ir šitą eilutę. Šitą eilutę reikėtų sutrumpinti labai paprastai, tai būtų C plus plus. Jo, aš gerai sakau. Aišku, tai nebūtinai turi būti C++, kad prisidėtų po vieną. Esmė, kad mūsų kintamasis, jeigu tai būtų X, tai būtų X++. Bet kadangi aš pasirinkau raidelę C, tai gaunasi C++. Ir pažiūrėkime, mūsų C++ veikia. Ir kaip matote, nuo vieneto iki 5 suskaičiuota, reiškia viskas ko puikiausiai veikia. Gerai, kadangi mūsų programėlė veikia, dabar panaudokime syną. Synui reikės įvesties. Reiškia, reikia dar vieno kintamojo, kuris įsaugos tą mūsų įvestį, ką mes įvesime. Ir tai tegul būna numeris, ar ne? Pavadinkim numeris ir numeris nieko neprisiskiriam, nes mes naudosime syną ir syno pagalba būtent tada mes jam ir prisiskirsim. Taigi čia galime pasirašyti syną mūsų. Ir įvedinėsim į mūsų kintamai numeris, ne? Tai taip ir pasirašom. Štai. Ir jeigu mes pasileisim dabar, kaip mato tuščias ekranas, aišku, galėjom sjautą prieš tai pasirašyti, sakykime, kad būtų aiškiau. Štai taip. Ir pabandom dabar pasirašyti. Pasileis, atsiprašau. Gerai. Dar vieną dalykėlį galim pasidaryti iš tikrųjų, kad būtų gražiau. Pasileidžiame dabar ir žiūrime. Įvesite skaičių ir paspausite Enter, kartuokite 5 kartus. Gerai. Ką aš čia noriu įvesti? Sakykime, 4, 56, 12, 56 vėl. 8, 9, ir baigėsi mūsų programa. Taigi, skaičiuokime. 1, 2, 3, 4, 5. Kaip matote, 5 kartus suvedžiau. Bet aš dabar panaudojau kol kas tik tais 2 mūsų dalykėlius, tai yra ciklą while ir syną.
pradžioj po pamokos minėjau, kad panaudosiu 3 dalykus. Taigi sinas ir while ciklas yra, trūksta tik matematinių veiksmų. Būtų labai faina, sakyčiau, jeigu padarytumėm taip. Mes įvesim 5 skaičius ir viso to rezultate gausim jūsų, sakykime, sudėsim jūs visus ir gausim kažkokį tai atsakymą, ar ne? Dabar, kaip visą tai turėtų atrodyti? Sijautą galim panaikinti, tegul būna, vėliau. Dabar taip, mums reikia dar vieno kintamo. Dar vienas kintamasis bus reikalingas atsakymui, tai yra, kuris mums parodys atsakymą. Taip, ir pasivadinkime ATS. Ir jam priskirkime 0 pradžią, nes, jis turės kažkokį tai, turės nuo kažko prasidėti. Taigi, kol mes nieko neįvesime, mūsų atsakymas bus 0. Ir po kiekvieno įvedimo mūsų atsakymas keisis. Dabar, kaip visą tai turėtų atrodyti? Mums tiesiog reikia pasirašyti dar vieną eilutę čia, kuri būtent atliks tą matematinį veiksmą. Taigi, atsakymas bus lygu atsakymas plus numeris. Tai reiškia, kad mes įvesime kažkokį kintamąjį, kažkokį tai skaičių, atsiprašau, kuris įsisaugos num kintamajame. Tada mums tas kintamasis prisidės prie atsakymo. Kadangi atsakymas 0, tai atsakymas taps to skaičiu. Tada vėl viskas kartosis. Mes įvesime kažkokį skaičių ir, pirmiausiai gal aš parodysiu, o tada paaiškinsiu. Bus, man atrodo, daug paprasčiau. Taigi pasileidžiam programėlę, bandom įvesti. Sakykime, noriu gauti tą patį skaičių 100, kaip praeitoje pamokoje, tai tebūnė būna 25. Vėl prašau įvesti antrą kartą. Koks 30. Gerai, trečią kartą prašau įvesti. Koks 5, sakykime, ketvirtą kartą įveskime 31. Ir paskutinį kartą, sakykime, 9, ne? Kaip matote, nieko neįvyko. Kodėl? Todėl, kad aš neparašiau, kad mums atvaizduotų atsakymą. Dabar, kaip visą tai turėtų atrodyti? Mes išeikime iš mūsų ciklo while ir čia pasirašykime sijautą ir jūsų įvestų skaičių suma yra lygi šitaip ir čia bus mūsų ATS. Ir galime endline'ą pasirašyti. Taigi dabar, jeigu aš vesiu tos pačius skaičiukus, kokie tam buvo 25, 5 berods, 30, 9, 31 berods. Nežinau, ar tą pačią tvarką vedu, bet, esmė ta, kad jūsų įvestų skaičių suma yra lygi 100. Reiškia, kad viskas veikia gerai. Aš kol kas dabar neišjungsiu ir pabandysiu jums paaiškinti, kas čia po velnių įvyko. Gerai, taigi, mes turime kintamąjį C, tas kintamasis kartosis tol, kol bus didesnis už skaičių 5. Tai reiškia 5 kartus. Tada mes turime mūsų sijautą, tai reiškia, tai yra parašymas, ką mums reikia daryti su programa. Jis prašo vesti 5 kartus kažkokį tai skaičių. Taigi mes įvedame skaičių, kažkokį tai, pirmas skaičius tam buvo, sakykime, 25. Mūsų numeris iš karto atitinka skaičių 25. Ir kadangi mūsų numeris prisideda prie ATS, kadangi ATS yra 0, tai automatiškai ATS gaunasi 25. Vėl kartuojasi, vėl tikrina, ar mūsų C yra mažiau arba lygų 5. Kadangi mūsų C po 1 prisideda, tai dabar jau tai turėtų būti 2, pamiršau paminėti. Taigi antrą kartą kartuojasi ciklas ir mūsų 20, taip, mes vėl matom užrašą, mūsų prašo įvesti skaičių, mes įvedame, sakykime, 30, ar ne? Ir vėlgi, mūsų 30 prisideda prie ATS, ATS yra 25 ir taip gaunasi 55. Ir vėlgi mūsų C prisideda vienetas, tai reiškia kartuojasi trečią kartą. Trečią kartą vėl tas pats, eina, mes vėl įvedam kažkokį skaičių, mes ten įvedėm beros 5, 5 skaičius prisideda prie ATS, tai yra 55, tai gaunasi 60 dabar.
Ir vėl C++, reiškia prisideda 1 ir kartuojasi ketvirtą kartą. Ketvirtą kartą mes vėl įvedame 31 skaičių, 31 plus 60, tai bus 91, šitas skaičius gaunam 91, ir vėl C++, reiškia prisideda 1, reiškia kartuojasi penktą kartą. 5 yra lygų 5, todėl viskas toliau veikia. Vėl prašo įvesti skaičių, mes įvedame 9, 9 plus ATS, tai yra 91 lygų 100. Ir vėl C++ suveikia ir prisidedam 1. Tai gaunasi šešeto. Na ir kadangi tai yra šešetas, C++, atsiprašau, C kintamasis nebėra nei mažiau už 5, nei lygų 5, todėl mūsų while ciklas sustoja. Ir mūsų kintamasis ATS šiuo atveju yra lygus 100 ir kadangi mes jo paprašėm atvaizduoti, taigi paskutinis ciklo sprendimas buvo 100 ir mums 100 atvaizdavo. Tikiuosi jūs supratot, ką aš norėjau paaiškinti. Na, čia irgi labai viskas akivaizdu, tiesiog galbūt reikėtų, na, jeigu gautumėte tokį dalykėlį, kad ir while ciklo pagalba paprašytų jūsų sukurti mažą programėlę, kuri useris kažkokį įvestų skaičius ir tuos skaičius galima būtų, sakykime, sudėti, ne, ir gauti atsakymą. Tai va, tai programėlė ir turėtų atrodyti. Tik reikėtų išmąstyti, kaip visą tai parašyti, bet kai išmąsto, tai yra labai paprasta. Na štai, nežinau, pažiūrėsim, ar mokinsiu sekantį ciklą penktadienį, ar kažką dar su šituo ciklu nuveiksim, o kol kas sakau iki penktadienio.